toks mėnesių dokumentavimasis. Beje, turbūt žinojo, kad po 30 dienų laivą išsitrina. Tai čia toks biškai ilgesnis storis. Tai bedarydamas šitą mainstream, MPRO, tą visą sistemą, 5 AI-aus agentų, suvokiau, kad, pavyzdžiui, dabar darausi filtrą tinklalapiui, kad atsakyti žmogui klausimą, ko jam reikia. Ir kad tą klausimą atsakyti, aš turiu surinkti duomenis, tai čia ir filtras, ir chatbotas, čia visa kombinacija. Viskos nemažas projektas. Bet kur aš lenkiu, kad bekurdamas tą sistemą su tais 5 botais, be kurdamas tą visą logiką, kaip jie tarpusavį turėtų bendrauti, problemų tas pastoviai ten kažkur kažkas neveikia, nes vienas dalykas, kad aš dar turiu kur patobulėti toj vietoj ir numatyti visas įmanomas variacijas ir paskui, kai tvarko, vėlgi užduoti aiškiai užduotį, ką turi padaryti, kaip turi sutvarkyti, ko aš noriu. Ir dabar taip kažkaip atėjo supratimas, kai darau aš tą filtrą, kurį jau 2 metai man žmogus po truputį vystė tenais, čia neturėjom pretenzijų, tiesiog projektas ilgai truko. Ir ten toks, kaip sakau, minimali versija veikianti buvo, o dabar aš matau, kad kai Senka apgaudo bent jau Cloud Code'as tą ir loginę dalį, su vizualu dar sunkiau, bet tai galbūt pavyks, nes jau pirmi žingsniai yra tokie, kad galbūt vizualą padarys tokį, kokį nori. Čia kaip pavyzdys, kad kaip Google arba YouTube'o paieškos modelis. Ir bedarydamas atrodo tokius filtrą, chatbotą, dabar tą visą to dirbtinio, to intelekto junginį, ir pradedu suprasti, kad pradeda aiškėti, kaip aš turėsiu elgtis, kai atsiras ta visiškai protinga sistema. Aš labai turėsiu aiškiai žinot, ko aš noriu, labai aiškiai apibūdint, apibrėžt, ir kai tikrinsiu, kad nebūtų to nusivylimo ir laiko švaistimo, nes dabar daugiausiai kur laiko prasišvaistė, nes kiek aš skaičiau, mėnesį laiko sėdžiu prie šito reikalo, labai intensyviai, ten neretai parom, ir gaunas, kad lavėja sugebėjimas raiškiai išdėstyti to, ko noriu, bet atsirado vienas šalutinis efektas, aš su žmonėm pradėjau kalbėti kaip su GPT, nekalbėti, o rašyti. Pavyzdžiui, jau pradedu matyti, kad mano rašymo stilius ir formatas žinučių per mėnesį turėjo pasikeisti. Nes atrodo, kad viename sakinyje įvairiais kampais yra paimamos variacijos. Tai taip net pačiam, šiandien pastebėjau, kad netgi parašiau, kad greičiausiai skamba kaip kas su GPT bendraučiau. Tai tikėtina, kad atsiras pokytis ne tik tais tam aiškiai apibūdinime, suformulavime, ko aš noriu ir kad mašina padarytų, bet ir mes, kai žmonės, kai būsim prie tokio bendravimo būdo pripratę, kaip mes elgsimės, koks tas bendravimas bus. Labai įdomu, tai kuo toliau daugėja tų žinučių, kad čia poros metų bėgi tas AGI'us. AGI'us tai yra, kad mašina bus, kaip ten sako, vienam serveryje kaip vos ne viena tauta. Tokio galingumo protas, tai ko mūsų smegenis individualiai niekada to nepasieks. Ir to link eina, matau, kaip programavimas vyksta čia. Aš niekada neišmokčiau tokių lygio, ką dabar daro vien tik parašius apibūdinus, ko aš norėčiau. Tai dabar mano užduotis yra, kiek įmanoma tiksliau, sklandžiau apibūdinti, ko aš noriu. Pavyzdžiui, dabar video generavimui reikės man promptus daryti, arba, pavyzdžiui, irgi tokį reikėjo promptą padaryti, surinkti, kadangi noriu padaryti eterinių aliejų tokį chatbotą, ten mobilią programėlę, beje, sugrįžtu, prisijungiu prie MLM ir eterinių aliejų prekybą įsijungsiu, myliu save. Tai ir dabar, kad pradėti tą informaciją rinkti, ją tikrint, nepasikliauju, ko nepasikliauju, tai vieno šaltiniu. Tai irgi taip sugalvojau, kur mano tas 4 tokių stiprių, vadinkim, tų komercinių ir vienas plus nemokamas, kad jie galės daryti tas paieškas ir tada jau jas apjungt į krūvą ir tada iš to duoti jau tokį rezultatą, kurį jau galima bus naudoti toliau. Ir pavyzdžiui, ar tenais produktui aprašyti, ar tenais interviu darant tam tą vadinamą, kaip jis dabar ten vadinasi, researchą,
jeigu tu teisingai. Tai va, tai mokausi, kaip žinot, ką reikia padaryti, kaip tai turi atrodyti ir tai aprašyti pakankamai išsamei, aiškiai ir padirbėti su lūkesčiais, nes jeigu nepavyksta, reiškia, kažką netaip iškomunikavau, nes ta mašina pakankamai tiksliai veikia. Tai va, linkiu klestėt, kai reikės gerą video, irgi galim pabendrauti. Tuo pačiu žinių, baldų tema. Mano kompetencijos plečiasi dabar ne tik tais tose temose, bet ir kaip sukurti įrankį, kad padėt žmogui išsirinkti, kai manęs nėra šalia. Iki.